Sveiki visi. Šiandien tikrai noriu perduoti labai svarbią žinutę iš dvasinių pasaulių. Todėl nusprendžiau visą tai pasakyti ne namuose, bet ateiti į labai magišką vietą. Čia ąžuolų miške, tokia, sakyčiau, sengirė. Ir dabar einu į vietą prie šaltinio, kur jau labai daug metų čia kartais ateinu ir visada vyksta kažkokie stebuklai, tarsi būtų kažkoks portalas iš šviesos pasaulius. Pirmiausia, kad būtų aiškesnė tema, tai sugrįšiu prie paralelinių pasaulių temos. Iš tikrųjų viskas vyksta kaip fantastinėme filme, kai būna labai svarbus laiko taškai, permainų transformacijos, tokie kaip buvo 2000 metais, 2012 metais, kada buvo kalbama labai intensyviai apie pasaulio pabaigą. Tai žmogaus sąmonėje, realybėje vyksta tokie dalykai, kaip kad mes užmiegame vienoje realybėje, viename pasaulyje, bet gali būti, kad pabundame jau visiškai kitame pasaulyje. Ta esu labai aiškiai pajutus 2011 metais, 11 mėnesio pabaigoje, kada mes su vienminčių būreliu atlikome tam tikrą transformacinį ritualą. Ryte pabudus aš visiškai jaučiau, kad pabudau ne ten, kur užmiegau. Kelias dienas buvo labai įdomus pojūčiai, viską mačiau kitomis spalvomis, suvokiau pasaulį visiškai kitaip, mano energija, sąmonė buvo kita. Tikrai labai įdomus jausmas ir žodžiais protų nepaaiškinamas. Mes galime užmigti pasaulyje, kur klesti karai, chaosas, o pabusti, kur karo visiškai nėra, viskas pasibaigia. Netgi kaimynas už sienos gali gyventi visiškai kitame pasaulyje nei tu. Purvas, nešvara, skausmas, o tuo tarpu tu gyveni namuose, kur yra jauku, šviesu, kur vyrauja ramybė. Ir tai du visiškai skirtingi pasauliai viename name. Tai lygiai tas pats ir su žmogaus sąmonė. Atsimenu, kai seniai jau vyko karas Jugoslavijoje, tai grįžę karo žurnalistai stebėdavosi, kad jie matė tokius vaizdus, kai kieme smėliadėžiai žaidžia vaikai, per antskrydį sproginėja aplinkui bombos ir vaikai visiškai nereaguoja, jie nebėga, tarsi būtų pripratę ir tai jiems būtų įprasta. Tai yra tarsi dviejų pasaulių susidūrimas. Vaikų pasaulis ir aplinkui karo pasaulis. Tai kas yra svarbiausia, norint sukurti savo gyvenime sėkmę, laimės pojūtį, vidinę ramybę? Raktas yra labai paprastas. Tai yra kiekvieną dieną, kiekvieną momentą dėkoti už tai, ką tu turi. Mes žmonės dažniausiai sukoncentruojam savo dėmesį į tai, ko mums trūksta. Mums visą laiką trūksta gerų santykių, mums trūksta meilės, mums trūksta geros sveikatos, daiktų, mums trūksta laimės. Tas dėmesys į trūkumą, jisai sukuria tik dar daugiau trūkumo. Jeigu mes išmoktumėm dėkoti už viską, ką aš turiu šių momentų, už darbą, už kolektyvą, už tai, kad gaunu atlyginimą, už tai, kad turiu santykius su žmonėmis. Nesiskųsti, kad vaikai neklauso, o dėkoti už tai, kad turi vaikus, kad turi tą patirtį. Nesiskųsti, kad esi vienišas, o dėkoti už šį momentą, kada gali subręsti ir sukurti visai kitos kokybės santykius.
Nesiskųsti, kad mano kūnas yra per storas ar per plonas, o dėkoti, kad gali judėti, matyti, jausti, gali kvėpuoti laisvai ir kurti. Kad neužstrigti naikinančioje realybėje, kiekvienu momentu savo žvilgsnį atitrauk nuo trūkumo į dėkingumą. Sutinku daug žmonių, kurie nepatenkinti savo šalimi, ten, kur jie gyvena. Jie viską daro, kad iškeliauti, gyventi kitur, tačiau ten jie laimės taip ir nesukuria. Tu gali apsigyventi kitur. Tačiau pirmiausia, pajausk dėkingumą savo šaliai, savo protėviams, savo šaknims, tuomet tau bus visur gerai. Viskas yra iliuzija. Tikra tik tai, kas yra tavo širdyje, kur gyvena išmintis, meilė. Jei jautiesi tų žmogumi, kuris atėjo čia padėti kitiems išeiti iš chaoso, iš nesėkmių, tai žinok, kad tau ir pačiam teks pereiti tą tamsą. Todėl nereikalauk iš savęs idealumo. Tik perėjęs sunkumus, ligas, tai ką pereina kiti, iš to gimsta neįkainojamos vertės išmintis. Man labai patinka toks pasakymas, kad sako, būk tuo, kaip delfinai, jie plaukdami pro bet kokius užterštus vandenis, tas purvas prie jų neprilimpa. Ir prisimink kiekvieną kartą sugrįžti į savo sielos namus, į savo širdį. Ir dar noriu pasakyti tai, kas iš tikrųjų šiandien svarbiausia. Tai kviečiu į šviesos aktyvaciją, kuri vyks Birželio 22 dieną, sekmadienį, 9 val. Ryte. Mes keletas artimų sielų keliausime į ypatingą magišką vietą ir tai atliksime tiesiog ir fiziniam plane. Jeigu tave tai domina, jeigu tave tas šaukia, rašyk man, aš atsiųsiu įrašą ir tu tiesiog galėsi namuose ar kažkokioje kitoj vietoj pasileisti įrašą aktyvacijos ir prisijungti prie mūsų rato. Senokai čia nebuvau, kaip viskas apaugo. Čia dar kažkada ateidavau, kai gydžiau paprastais jūros akmenim žmonės, nukreipdavau sergančią energiją į akmenis ir juos reikėdavo išvalyti. Tai čia atneždavau iš šaltinį ir palikdavau keliom parom. Paskiau ateidavau pasiimti, vaikščiojau su šuniuku. Buvo tikrai ypatingas laikas. Matau, kad prie pačio šaltinio neprieisiu. Ten viskas užgriuvę didžiuliais medžiais. Žinau, kad persikelsiu į pasaulį, kur neegzistuoja trečiasis pasaulinis karas. Tačiau norisi, kad kuo daugiau žmonių persikeltų į tą kitokią realybę, į kitokį pasaulį. Todėl kviečiu atsiverti šviesai, dalyvauti šviesos aktyvacijoje ir nukreipti savo žvilgsnį į dėkingumą.